Pagaliau draugai atėjo ta diena, kai restoranas McDonald's sulaukė mano vizito. Tad pasiruoškit, bus kaip visados linksma, nes riebus katinas niekam į pasturgalį už kotletą nenardo. Užsakiau porą, mano nuomonė, prabangių mėsainių ir porą desertų. Tad lekime namo ragauti, nes jau labai smalsu, už ką aš sumokėjau 22 eurus. O kol aš visų greičių lėkiu namo, jūs laiko veltui negaiškite, pasitikrinkite, ar esat paspaudęs sekti riebų katiną. Jei ne, padarykite tai dabar. Na ką, jūs pasiruošę, pradedam testavimą. Prieš pradedant testuoti laukinio barbekių mėsainį, aš siūlau jums pažiūrėti tai, kaip McDonald's savo puslapį jį pristato. Sultinga jautiena, minkštose bandelėse, su traškiais svogūnais. Ir tai tik jų puslapį, o iš tiesų gauni sudribusi varguolį. O jų viduje mėsos paplotėliai tikrai man priminė ne jautieną, o labiau buvo panašus į veganams kūriamus iš žirnių baltymų paplotėlius. O bulvytės guminės, vos jaučiama druska ir dar iš kažkur papuolusios kitokios bulvės. Deliuksė vištienos mėsainių tikrai toks pavadinimas netinka. Na koks čia deliuksė, čia pliuškis už 5 eurus. Labiausiai mano kompanijai patiko ledai, bet jeigu sugalvosit jų paragauti, žinokit, jie labai saldus. Tad mano patarimas jums, atvykus į McDonald's, nešvaistykit pinigų prabangiems mėsainių pavadinimams. Imkit pigiausią mėsainį, mano nuomonė, mėsos skonis bus toks pat.